Sveiki, čia Rimas Mauricas ir sporto žinios. Nuo Lietuvos moterų krepšinio lygos žvaigždžių dienos jau praėjo keletą savaičių, tačiau aistros vis netyla. Krepšinio visuomenė vis dar negali atsigauti nuo renginio vedėjo Mindaugo Stasiulio akibrokšto. Taiklaus metimo iš aikštės vidurio. Metimas gali patekti ir į Lietuvos rekordų knygą, nes pirmą kartą istorijoje nuo vidurio linijos pataikyta vilkint švarką. Daugmatės geriausias Lietuvos krepšinio teisėjas Romualdas Brazauskas taip pat neslėpė nuostabos. Teko matyti jo tą fantastinį metimą iš aikštės vidurio, tai pagalvojau, jeigu kada nors jis bus nebereikalingas M1 ryto šou, tai jį su malonumu priglaus bet kuri LKL komanda. Daug teko matyti įspūdingų metimų tiek pasaulio, tiek olimpinėse žaidynėse, bet tokio metimo iš aikštės vidurio ir tokių atsakingų momentų, tikrai kol kas neteko matyti. Mindaugai, žinau, kad ir aklai vištai grūdas patenka. Taigi sveikinu su tritaškių gimtadieniu. Sakė Romualdas Brazauskas. Šio Mindaugo Stasiulio gyvenimo metimo liudininku tapo bei didelio džiaugsmo neslėpė ir Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Arvydas Sabonis. Beje, žiniasklaidoje jau pasirodė pranešimai, kad metimas nuo vidurio linijos vilkint zomšinį švarką taps nuolatiniu konkursu panašiuose šventiniuose renginiuose. Iki šiol dideliais pasiekimais sporto srityje negarsėjęs žinomas visuomenės veikėjas Aistis Mickevičius jau turi kuo pasigirti ir čia. Dviračių su krepšeliu slalomo regioninėse lygos varžybose Vilniaus klubui Špykis atstovaujantis Aistis Mickevičius pademonstravo keletą stulbinančių viražų. Jo važiavimo stilius tiesiog pribloškė žinomą sporto komentatorių Tomą Langvinį. Neįtikėtina! Ar tu tai matei? Aistis Mickevičius po nuostabaus pasirodymo tampa šio sezono lyderių bendroje įskaitoje. O mama! Tas dvigubas piruetas! Tokio Lietuva dar nematė! Taip liejo emocijas varžybos komentavęs Tomas Langvinis. Tuo tarpu Aistis Mickevičius neslėpė, kad jau gavo kvietimą atstovauti Lietuvai dviračių su krepšeliu slalomo Europos čempionate. Lietuvoje jau gerai žinomas šiaurietiškas ėjimas, tuo tarpu pastaruoju metu sparčiai išpopuliarėjo ir šunietiškas ėjimas. Vaikščiojimas su šunų kinkiniu, kurio iniciatorė yra ne vieną apdovanojimą įvairiausio lygio varžybose į savo sąskaitą jau įsirašiusi Skaiva Jasevičiūtė. Apie naujosios sporto šakos ateities perspektyvas kalba Lietuvos sportuojančių šunų federacijos prezidentas. Sakė pašnekovas. Kauno Žalgiris vakar sužaidė paskutinės šio sezono rungtynės Eurolygoje. Visi žinome, kad tas sezonas galėjo baigtis gerokai anksčiau, dar praėjusių metų gruodžio pradžioje. Jau pirmojo etapo pabaigoje po skaudaus pralaimėjimo Atėnų Panathinaikos komandai Žalgiris buvo ant iškritimo ribos. M1 sporto žinių redakcijos duomenimis po pralaimėjimo Panathinaikos lemiamą įtaką Žalgirio pakilimų iš pelenų turėjo radio ekrano žurnalisto Ginto Vaičikausko drąsus požiūris į susidariusią situaciją ir spaudos konferencijoje išsakytos taiklios pastabos treneriui Aleksandrui Trifūnovičiui. Radio stotis M1, programa Radio ekranas. Aleksandrai, aš norėčiau tiesiog visai komandai ir jums palinkėti gražių, ramių ir tokių susikaupusių šventų kalėdų ir didžiųjų metų švenčių. Ir pagalvoti, žmonės, kurie ateina į tą aikštę, jie tiki Žalgirį, jie miršta už Žalgirį, jie visada mirs ir grįžus į priekį už Žalgirį. Aleksandrai, gal mes galim dar kažką laimėti? Tai savo kalboje tuomet rėžė Gintas Vaičikauskas. Žalgiris po tokios kalbos iškovojo 2 pergalės iš eilės ir užsitikrino vietą antrajame etape. Dabar belieka gailėtis, jog Gintas Vaičikauskas tokių užvedančių pastabų neišsakė ir po kurių nors pralaimėtų antro etapo rungtynių. Tai buvo išskirtinės sporto žinios skirtos radio stoties M1 programų Ryto šou ir radio ekranas 3-ajam gimtadieniui. Channel